Sveiki, su jumis kaip ir kiekvieną savaitę Jonas Tiedukas, dirbtinio intelekto sukurtas portalo Tiedu LT žinių vedėjas. Pristatau naujausias kino žinias. Į Kanų kino festivalį šiemet sugrįš legendinis režisierius Francis Fordas Coppola su ilgai lauktu epiniu filmu Megalopolis, praėjus 45 metams po Auksinės palmės šakelės prizo už filmą Šių dienų apokalipsė, Krikštatėvio. 85 režisierius grįžta į Kanus su filmu, kurį pats ir finansavo. Teigiama, kad filmas yra romėnų laikus sugrąžinanti drama, perkelta į šiuolaikinį Niujorką. Kanų kino festivalis, laikomas prestižiškiausiu kino pramonėje, Prancūzijos žydrajame krante įvyks gegužės 14–25 dienomis. Šių metų žiuri vadovauja filmo Barbė režisierė Greta Gerwig. Šią savaitę oficialiai pristatytas ir festivalio plakatas. Pasak organizatorių, poetiškas grožis, hipnotizuojanti magija ir akivaizdus kino paprastumas išryškėja rugpjūčio mėnesio Rapsodijos scenoje, kurios autorius buvo didysis japonų meistras Akira Kurosawa. Tuo metu jam buvo 81 metai. Šiame filme Kanuose pristatytame 91-aisiais nekonkursinėje programoje Močiutė, kuri tapo 45-ųjų Nagasakio miesto bombardavimo auka, savo anūkams ir amerikiečiui sūnėnui perduoda tikėjimą meilę ir sąžiningumu. Kaip atsvara prieš karą. Grįžkime į Lietuvą. Pavasariškame Skalvijos kino centro repertuare prancūzų 80-ojo dešimtmečio kartos portretas režisieriaus Žano Ostašo filme Mama ir Kekšė. 73-ųjų Kanų kino festivalio pagrindinio prizo laimėtojas bus rodomas balandžio 21 ir 28 dienomis. Pagrindinis veikėjas nei pinigų, nei darbo neturintis diletantas Aleksandras, kurio gyvenimas sukasi aplink 3 moteris tebemyli Gilberte, gyvena pas Mariją, o 3, Veronika, nori suvilioti. Veiksmo filme nedaug, jis kupinas monologų ir dialogų apie meilę ir seksą, meną, gyvenimą. Per juos skleidžiasi filmo veikėjų kasdienybė, persmelkta nuobodulio ir beprasmybės. Aleksandras nevengia pasišaipyti iš feministinio judėjimo ar 68-ųjų įvykių. Ostašo kūrinį galima pavadinti 8-ojo dešimtmečio prancūzų kartos portretu, toli nuo Godardo, Rohmero improvizacijų ar Trufo optimizmo. Juosta realistiškai atspindi 73-ųjų Prancūziją, kai šalį ištiko ekonominė krizė. Seksualinės temos vis dar buvo tabu, o kolektyvinėje sąmonėje augo nusivylimas supratus, kad po 68-ųjų visuomenė nepasikeitė. Filme vaidmenis sukūrė garsių aktorių kolektyvas. Aleksandrą filme suvaidino aktorius Žanas Pieras Lodas. Filmas paremtas režisieriaus Žano Ostaš ir iki tol kine niekada nevaidinusios studentės François Lebrun santykiais. Tai vienintelis mano filmas, kurio nekenčiu. Per jį kaskart susiduriu su dabartiniu savimi, teigia režisierius. Šiandien tiek. Gero kino ir iki.